Sveiki visi koloriečiai. Šiandien darysim pamoką, kaip pasidaryti tokį progres barą. Tai ką, eikime prie darbo ir pradėkime. Pradedam pamoką. Atsidarome lapą 1000 ant 1000. Aš jau esu pasidaręs, tai gal jau nebedarysiu. Ir pasidarom kokį nors foną. Kaip jeigu nori tokį panašų foną pasidaryti, tai yra mano pamokose, kaip pasidaryti tokį foną. Tai ką, pradėsim pamoką. Einam į rectangle toolą. Būtinai pasirenkam, kad būtų rounded. Ir brėžiam stačiakampį. Daugmaž tokį. Ir dabar spaudžiam tiesiog style layer. Layer style. Ir pasirenkam color overlay į juodą. Ir tada pasidarom čia kokį 35. Ne, geriau 45. Biškį galbūt bus tamsiau. Ok. Tada imam vėl rounded toolą. Aš truputuką jums priartinsiu, kad geriau matytųsi viskas. Ir brėžiam vėl tokią pačią liniją, tik šiek tiek jau mažesnę. Nu va. Ir dabar šią liniją tiesiog pasiemam, dar vėl layer stylus. Ir einam į color overlay. Ir čia pasidarom juodą. Truputuką gal šviesiau negu juodą biškutį. Kažkas tokio vat. Ir dabar einam į drop shadow. Čia pasidarom 30%. Čia 2. O čia 1. Tai vat. Dabar einam į inner shadow. Ir pasidarom čia vėl 30 laipsnių. Čia pasidarom normalų. Čia pasidarom irgi normalų, išmašau pasakyti. Ir čia pasidarom baltą spalvą. O čia inner stroke pasidarom juodą spalvą, čia pasidarom taip pat 2 ir čia taip pat 1. Gerai, pakol kas išbaigiam. Pasižiūrim, kaip dabar atrodo taip, visai gražiai. Pakol kas, gerai, einam vėl. Tiesiog dar paspausint Ctrl ir J raidę, kad duplikuotųsi layeris. Ir dabar nuėjusim visus layer stylus, kuriuos padarom kaip inner shadow, overlay, visokius. Tiesiog einam į layer style ir layer style ir clear layer style. Ok, dabar spaudžiam Ctrl ir T raidę, kad galėtumėm judinti liniją ir tiesiog ją padarom truputuką nuvedam mažesnę. Ok, ir dabar spaudžiam čia ir padarom čia dabar taip. Gradient overlay iš karto einam, pasidarom, kad čia būtų 0%. Ir čia dabar darysim taip. Ok, ir dabar darysim taip. Spaudžiam čia ir pasirinksim dabar šviesas spalvas. Kaip tokia. Ir čia tokia. Tai va dabar bus šviesas spalvas, šiek tiek galim čia taip padaryti. Ir čia taip padaryti. Ir spaudžiam ok. Gerai, dabar einam į bevel, emboss, kažkas panašaus. Čia pasirenkam 40, kad būtų deep. Čia pasidarom size 2. Ir čia paliekam kaip yra. Ir tiesiog 100%. Ir čia pasidarom ant 40%. Nu va. Mūsų kaip pamoka ir yra baigta. Dabar galim pasižiūrėti, kaip viskas atrodo iš toliau. Nu va, viskas atrodo taip. Gražus progres baras. Tai ką, jei norėsite kokios pamokos, parašykite.